Sveiki, mano mėly dvynukai ir jų artimieji, tie, kurie stebi tiesiog žinias. Darysiu tokį horoskopą dvyniam, bet kitaip. Iš tikrųjų, nagrinėsiu dvynio vidinį pasaulį, vidinius išgyvenimus ir dirbsiu su Ošano meditaciniam kortom, kurios parodo jūsų vidinį pasaulį, vidinius išgyvenimus. Dvyniai jūs esate, sakau mes, nes ir aš dvynys, iš tikrųjų, tai yra mano horoskopas ir man labai malonu būti dvyniu, nes tai yra bendravimo korta, tai yra išminties korta. Tokie žmonės labai kūrybingi, mes esame labai kūrybingi, domitės daug viskuom. Ir iš tikrųjų, dvynukai, mes per gyvenimą mėgstame eksperimentuoti, mes mėgstame keliauti, mes mėgstame bendrauti, judėti, esame be galo smalsūs, domimės daug dalykų. Jeigu kažkas labai domina, tai mes į tą būtent dalyką labai įsikoncentruojame, ne? Svarbu atrasti tuos dalykus, ne? Ir numatyti, kas tai yra svarbu jums. Tai būtent nagrinėsim mūsų vidinį pasaulį, tai klausimai bus tokie. Korta apibūdinanti jūs. Kelias, kaip bendrauti su kitais be susipratimų. Nesipykstam. Ne? Trečias, kaip galite savo bendravimą su kaip gilinti savo bendravimą su kitais žmonėmis aplinkiniais. Ketvirtas, kaip jūs galite geriau suprasti savo kryptį gyvenime. Penktas, energijos šaltinis pagerinti savo pasitikėjimą savimi. Šeštas, naujas projektas, hobis, kurį turėtumėte pradėti arba išmokti. Taip pasakysiu. Tai tokius 6 klausimus mes nagrinėsime. Aš, žinoma, juos perskaičiau savo knygelės. Tai va. Dar noriu paprašyti, jeigu patiks video medžiaga, dėti laikus, komentuotis. Būkit geri, pasidalinkite šito vaizdo įrašą, kad kuo daugiau žmonių jas pamatytų. Leidžiu daryti tai atvirai ir tai man labai padeda. Taip pat, jeigu norite atsidėkoti, galite atsidėkoti, jeigu norite su manim susisiekti, viską rasite komentare po video medžiaga, kaip su manim susisiekti. Beje, mano vardas yra Eglė Vaitelytė Slavinskienė, tai yra mano tikrasis vardas. Nesu šarlatanė, nesu apgavikė, bet pastaruoju metu yra labai nuvoktos mano anketos, mano nuotraukos ir pačios kortos ir mano veidas, ir atsakinėju nemokamai vieną klausimą, to aš nedarau. Nesu Elizabeth Santos ar ten Karlos ar ten dar kažkas. Tikrai to nedarau. Jeigu aš dirbu, tai žinokit, aš dirbu nebent tiesioginę transliaciją arba online, kada jūs galite mane matyti, tada atsakinėju nemokamai klausimus. Tai būna tokių video, kad aš pasijungiu per transliaciją ir darau. Arba paskelbiu savo tikrajam puslapį, kad galiu atsakyti vieną nemokamai klausimą. Bet dažniausiai pas mane yra vienas toksai YouTube. Jeigu užsiprenumeruoji YouTube mano, tai būtent atsakau nemokamai tą klausimą. Bet dažniausiai visi tie, kurie jau buvo prenumeravę tą kanalą, vėl parašo, aš prenumeruoju jūsų kanalą, atsakykit man nemokamai. Deja, ne, tik naujiems žmonėm, kurie užsiprenumeruoja čia ir dabar mano YouTube kanalą, atsakau nemokamai. Tik tokiu atveju. Tai va. O šiaip tai... Šiaip, ką norėčiau pasakyti. Brangieji, stebėkit savęs, neapsigaukit ir neužkliukit ant šarlatanų, kurie naudojasi mano medžiaga ir mano nuotraukomis. Ne? Tai va, tai atkreipkite dėmesį. Turiu dar porą anketų, tai yra svajonių taro, bet vienoje anketai, kur mano tiesiog informacija dedama yra, ten irgi mano nuotrauka, taip pat yra
ten dukrai padariau anketą, tai svajonių taros su mėlynu paltu, dvi netgi tokia su mėlynu paltu yra, žydru tokia. Tai tikrai ten mano anketas, bet aš ten gan retai būnu, bet jeigu parašote, tai kartais prisijungiu. Pagrindę naudoja Eglės Vaitytės Slavinskienės anketą ir ten būtent galite man parašyti, kad norite analizės. Jeigu nemokate per YouTube, galite irgi parašyti, man kažkokiais būdais mes bandysime tą konsultaciją atlikti. Tai ką, mažiau kalbų, daugiau darbų. Taigi, įsimetam dvinukai jums tas 6 kortas. Korta apibūdinanti dvynio ženklo atstovus. Kelias, kaip bendrauti su kitais žmonėmis be susipratimo. Kaip gilintis į savo bendravimą su kitais žmonėmis, asmenimis. Ketvirtas, kaip jūs galite geriau suprasti savo kryptį gyvenime. Penktas, energijos šaltinis pagerinti savo pasitikėjimą savimi. Ir šeštas, naujas projektas, hobis, kurį turėtumėte pradėti. Mokintis kažką. Psichologiniai truputėlį dalykai, ne? Čia jau ne hobis, bet kadangi čia žiūrima daugiausia su toro kortomis, aš žiūriu su kitokiamis kortomis, galbūt čia vidinis turėtų būti kažkoks pasaulis, ne? Tai pirmas, kortą apibūdinanti jūs. Aš pripažinsiu, tikrai tiesa. Nors ne visi sutiksite, ne? Tingumas, lepumas, atostagavimas, kelionės, mėgavimas prabangių gyvenimo. Tai vat tingumo korta, bet jinai atstovauja tokius žmonės, kurie visgi gali savo tai leisti. Taip, mes visi mėgstam patinginiauti, prabangiai pagyventi, pakeliauti. Apibūdina mus labai tiksliai, iš tikrųjų, mes iš tų žmonių, kurie mes geriau pailsėsim, atsigausim. Aišku, yra tokių žmonių, kurie ir linkia labai daug dirbti. Aš esu linkusi dirbti, bet mėgstu net ir pačiam darbe patinginiauti, prisipažinsiu. Ir tikrai tai mumyse matosi. Mums patinka mėgautis gyvenimu, mums patinka domėtis gyvenimu, mums patinka atsipūsti kažkokioj šalyje, patirti kažką, netgi galbūt pasakysiu, jeigu tai ne su darbu susiję, tai patinka tiesiog kažkur išvykti iš miesto, pakeisti aplinką ir pabūti su šeima, pabūti vieniem kažkur išvykusiems, kur jūs galite atsipalaiduoti. Tai vat, mūsų apibūdinam būtent tingumu, bet poilsio tokia iššūkiu. Mes mėgstam ir pamiegoti, daug pamiegoti. Tikrai dauguma mūsų tokie yra. Na, aišku, negaliu kalbėti už visus, bet dauguma tikrai sutiksite, kad tikrai tame matote save, tam tikrą tingumą. Bet čia tingumas su prabanga. Tai pasakysiu, kada leidžiate ir kokteiliuką išgerti savo, ir į diskoteką nueiti, ir su draugais eiti pašnekėti, pabendrauti, į baseiną nueiti, paplaukti prie ežero, šašlykų pasikepti. Va tokios smulkmenos jums tikrai patinka. Ir tai labiau akcentuojama į tingumo kortą. Tokia prabangius dalykus. Kelias, kaip bendrauti su kitais žmonėmis be susipratimo. Įdomi korta. Kovos korta, uždengiu. Kova. Ne? Tai pati korta. Kova. Ne? Tikrai kovos korta dabar taip truputėlį korta simbolika ir pats klausimas labai sutampa vienas su kito, ne? Kelias, kaip bendrauti su kitais be susipratimo. Nekovoti. Jos labai aršus patampate iš tikrųjų.
Daug visko patyrėte, galbūt iš vaikystės, iš jaunystės, per gyvenimą su daug ko susidūrėte. Ūmus toksai bendravimas, bandymas kažkam įsakyti, nurodyti. Bet dažnai tai parodo jūsų vidinį skausmą, vidinius išgyvenimus, kurie kartais tai, ką patyrėte senai, ateina į dabartį. Ir tie prisiminimai, tie išgyvenimai, jūs galvojat, vėl tai pačia situacija ir jūs įsiuntate, jūs įsinervuojat, nieks lyg tai nesikeičia. Tai kova turėtų būti ne tik su kitais žmonėmis, su savo vidiniu pasauliu, nes iš tikrųjų galbūt esate įstrigę savyje, kažkokiuose prisiminimuose, išgyvenimuose. Ir neleidžiate tiem prisiminimams gyti, reiškia, nesusitaikote vis. Jeigu kažkaip, tai sakykime, reikia pradėti mylėti nuo savęs. Ir tada galėsit mylėti kitus. Labai geras posakis, ne? Ir iš tikrųjų, kai jūs duosite meilę kitiem, nekontroliuosite jų gyvenimų, norėsite apsupti šilumą, tada ir jūs mylės ir su jumis norės bendrauti. Iš tikrųjų, turite pamilti save tokį, kokie jūs esate. Tiek moteriškas, tiek vyriškas, ne? Turite suprasti visada taip kitus irgi žmonės, koksai jų vidinis pasaulis, nes jūs esate vienokie, kitokie žmonės, vieni vienokie, kiti kitokie, ir turite prisitaikyti. Nors atrodo kyla pyktis ir nežinote kodėl. Galbūt jau gyvenime patyrėte labai skaudžių momentų, galbūt iš jūsų tyčiasi, galbūt negalėjote atlikti tam tikrų dalykų taip, kaip norėtumėte. Išgyvenote kažkokius skaudžius momentus, kurie davė tam tikrus labai skaudžias pamokas, bet dar negalite jų paleisti. Ir tai irgi trukdo bendravimui su kitais žmonėmis. Tarkim, jeigu buvo patyčios vaikystėje arba darbe ar kažkur, galbūt jūs tai laikote savimi, lyg nemokėtumėte bendrauti, nemokėtumėte suprasti kitų žmonių. O iš tikrųjų, jūs, jeigu paleisite, jūs suprasite, kiek jūs mielas žmogus, ant kiek jūs viską mokate ir kiek jūs suvokėt visas tas situacijas. Nes ne visi dvyniai turi draugų, ne visi. Tikrai ir per gyvenimą tikrai daug ką patyrė. Ir kovos korta labai apibūdina jūsų charakteristiką, kada jūs kovojate dėl savęs ir su savo problemomis, bet kartais tas problemas užkraunate ir kitiems žmonėms. Ir va tada eina tie nesusipratimai, kada jūs savo situaciją sutapatinate galbūt su visai kitokia situacija ir atsiranda tos tam tikras įtūžis. O tai yra prisiminimas, kuris trukdo realiai pamatyti situaciją ir tada eina, kitoks požiūris. Bet kada jūs, jeigu kaip patarimas, kada pamilsite save, kada susitaikyti su savo problemomis, kada nustosite kovoti su savimi, ne su savo vidiniu pasauliu. Ir kada suprasite, kad aplink jūs labai daug meilės, daug šilumos, daug juoko, daug spinduliavimo, tada jūs pradėsite bendrauti su žmonėmis, su meile, su pasitikėjimu, su jausmais. Kada suprasite, kad ne visi žmonės yra tironai ir ne visi elgiasi blogai ir gali jūs mylėti tokiais, kokie jūs esate. Šitas klausimas, aš irgi dvynys, kaip ir sakiau, ne? Taip, mane giliai tas viduje yra prisiminimas nuo 2 iki 10 klasės. Tai vienas didžiulis pragaras mano gyvenime, kurio aš irgi nepamiršiu. Nes jeigu klausit manęs, ar mano vaikystė buvo laiminga, ne. Aš išėjęs iš mokyklos supratau, kad aš galiu turėti draugų, kad aš galiu būti laisva, kad aš galiu gyventi, kad aš esu tokia, kokia esu ir tikrai yra žmonių, kurie mane priims tokia, kokia esu. Ir tai supratau tik tai išėjus iš vidurinės mokyklos.
nes mano klasiokai ir mano mokyklai manęs nepripažino, nes aš kitokia. Kažkoks vienas žmogaus stereotipas nusprendė, kad aš tokia, kad galima elgtis su žmonėmis tokia. Žinoma, kai kurie galbūt, jeigu kažkas mane stebi iš mokyklų, ne, arba elgėsi su manim blogai, tai pagalvokite, ar tikrai reikėjo taip elgtis su žmogumi, nes tą žmogų galite nustumti į bedugnę. O ta bedugnė yra užsidarimas, nebendravimas, pyktis, agresija ir net daina iki savižudybių. Pas mane to dar nebuvo, negalvojau apie tai, bet kartais galvodavau, kad man geriau visai negimti šitą pasaulį, nes jisai per daug žiaurus ir iš tikrųjų pyktis egzistuoja netgi dabar su tam tikrais žmonėmis, kada yra sunku persilaužti, bet man teko perlaužti. Žinot, kas mane perlaužė galbūt, kai aš išvykau į užsienį ir pamačiau kitokį gyvenimą ir mane tai tiesiog perlaužė. Plus tai, kad gyvenimas tiesiog sukasi. Tai mano asmeninės gyvenimo patirtis, bet manau, kad dauguma sutiksite dvinių, kad gyvenime tikrai atsidūrėte tam tikrose situacijose, kurios jūs tiesiog įtūžote, norėjot sprogti. Tai norint bendrauti su kitais, turite galbūt persilaužti patys su savimi. Nes pirmoje vietoje, kai pamilsit save ir patikėsit savimi, kad jūs nesate tokie, kokius jums uždėjo plakatus ant veido ir sako, jūs tokia. Arba noks, arba reikia su jumis elgtis taip ar anaip. Neturi jie teisės to daryti. Ne vienas žmogus, kuo jaunesnis žmogus mane stebi, ir jeigu jūs esate toj situacijoje ir jūs su mumis taip elgės, tai supraskit, kad tikrai ten, kur esate ir tie žmonės, kurie elgėsi taip, jie neverti. Net tuo metu, daug tokių vaikai būna taip elgėsi, dažnai nesubrendę žmonės dar. Tiesiog, kad pasielgti su kažkuo taip, tai yra žema. Ir tie, kurie mane stebi, kurie mane žino ir jūs elgėtės taip, žinokite, aš kitokia. Aš stipri, aš išgyvenau, aš persilaužiau. Ir nieks manęs nepalauš. Daugiau. Taip. Ir ačiū jums, nes jūs mane padarė tvirtą iš kitos pusės. Ir aš išmokau vieną didžiulę pamoką, kad moku ir jums atleisti. Tai aš jums atleidžiu iš jūsų elgesį. Mokėkit ir savo atleisti, tai kad jūs taip elgėtės su manim. Tai tokia irgi atsakomoji žinutė tie, kurie mane stebi, nes yra tokių žmonių, kurie stebi. Per gyvenimą tikrai daug patyriau ir daug nugyvenau, nudegiau ir perlaužiau save ir aš didžiuojuosi savimi. Taip. Tai tada, kaip jūs galite geriau suprasti savo kryptį gyvenime? 4. Ne. Jo, viskas gerai. Pasimečiau dabar kortą apibūdinti jūs. Kelias, kaip bendrauti su kitais be susipratimo. 3. Kaip gilintis į savo bendravimą su kitais žmonėmis. 3 turėtų būti. Taip, atsiprašau, susimaišiau. Dalyvavimas. Reiškia, pati korta, tokia įdomi, kaip ir nieko nepasako, bet tai yra, kada jūs bendraujate su visom 4 stichijom, ne? Tai reiškia su visais zodiako ženklais. Nes kiekvienas zodiako ženklas atstovauja tam tikrai stichijai, ne? Iš tikrųjų, pati korta visgi sako, bendraukite, dalyvaukite, tai eikite į koncertus, eikite į tas vietas. Taip, tai iš tikrųjų eikite į koncertus ir būkite tarp žmonių, eikite į miestą, eikite piknikauti, dalyvaukite. Ir sakykime, kaip pagilinti savo bendravimą su kitais žmonėmis, jums tai reikia būti aplinkinių žmonių rate.
Mėgautis gyvenimu. Džiaugtis gyvenimu. Kaip ir aš, persilaužti. Galbūt išvykite į užsienį, pamatykit kitokį pasaulį, pamatykit kitokių žmonių charakterius, bendravimą, malonų bendravimą, nes Lietuvoje žmonės tikrai, pasakysiu, ir auginami naglais, ir užauga rūšiai žmonėmis ir laikosi tam tikrų top, aš FIFA, aš ten karalius, tokių prioritetų, ne? Visokių būna charakterių, net ir dvyniai tokie būna iš tikrųjų, pripažinkim, kai kurie tokie esate. Ir kai aš dabar kalbėjau apie tai, pagalvokite apie tos žmonės, su kuriais jūs patys elgėtės taip blogai. Nes nenorint atsikratyti visų bėdų su savimi, reikia atsikratyti ir savo problemų. Ir tas problemas ne tik apeina, kad jūs kentėjate, bet ir galbūt kažkas nuo jūsų nukentėjo. Tai dalyvavimo korta visgi parodo, kad irgi turėtumėte atrasti savo, kaip gilinti savo bendravimą su kitais žmonėmis. Tiesiog būti daug visokių vietų, daug išskirtinių vietų, visur dalyvauti, žiūrėti žmonės platesniu masteliu. Ir kadangi jūs ir pažinantis aplinka ir su tam tikrais įvykiais, jūs pradedate kažko domėtis, pradedate žiūrėti, kuo kiti žmonės domisi ir taip jūs atrandate bendras kalbas su kitais žmonėmis. Ir taip lengva užmėgsti pokalbį ir taip toliau. Taip. Ketvirtas. Kaip jūs galite geriau suprasti savo kryptį gyvenime. Irgi korta tokia labai irgi slopinimas. Tai yra, kad daug visko jūs slepiat savyje. Jūs esate tiksinti bomba. Iš tikrųjų, jūs iš tų žmonių, kurie gali kentėti. Ir kai ateina laikas, jūs sprogstate. O sprogimas tada būna tiesiogiai net žodžio prasme bum. Ir toks geras būna, aš nerėksiu taip, bet iš tikrųjų, kaip sakoma, mums dvyniams kartais dėrėtų įsišaukti nuėjęs į kalną. Dėrėtų įsikalbėti, dėrėtų galbūt nueiti į sporto salę ir gerai bokso kriaušę padaužyti. Iš tikrųjų, kaip galite geriau suprasti savo kryptį gyvenime, nelaikyti skausmo savyje. Iš karto sakykit. Jeigu jau kažkas nervuoja, tarkim, ten kažkas labai, kai kurie žmonės nervuoja čepsėjimas, nervuoja daužimas, sėdi žmogus savo taip su nagais. Ir jūs jau gal pusvalandį, valandą, bet tai va, sėdi ir daro. O tai jau pradeda jūs užknisti. Ir sakykit, nepyk, bet gal gali to nedaryti. Nes mane tai jau pradeda nervuoti, mane erzina. Jeigu kažkas nepatinka žmoguje, ar jaučiate tam tikrą apatiją, ar jaučiate tam tikrus jausmus tam žmogui, ne, būtent paimkime bendravimą su žmogumi, jūs jaučiatės įtampoje tuo metu. Dauguma žmonių mes linkę nutilėti, ne, ir tada kaupiame informaciją čia. Dažniausiai tai nebūna šeimose, nes šeimose jūs atviras būnate, dažniausiai pasakot, kad nepatinka kažkas, nebent iš tų dvynių, kurie tokie uždaresni, tai jie savyje kaupia, ne, tai greičiau pasakysite, greičiau atsipalaiduosite ir tada nebus to sprogimo. Bet pavyzdžiui, jeigu tai darbo vieta ir tai yra jūsų vadovas, kuris jūs smaugia, iš jūsų tyčiojasi, mobbingas, tarkim, ne, šioje vietoje jūs tylit vieną kartą, tylit antrą kartą, tylit trečią kartą. Ir pavyzdžiui, žmonės visą laiką mato jūs šypsančią, bendraujančią, geras nuotaikos. Bet ateina toks laiko periodas, kada žmogus tiesiog gali nustebti, kokie jūs iš tikrųjų galite būti. Ir tarkim, tas vadovas rėkia, varo ant jūsų, bando atsikratyti kažkokiais būdais, pakenkti. Ir jūs matot, kad jisai tas žmogus nesupranta jūsų ir nenori suprasti jūsų. Bet kiti žmonės supranta ir mato tą situaciją, kokia iš tikrųjų ta situacija. Ir tada eina toks, sakykime, kada jūs jau vieną dieną nebedakenčiat ir visą krūvą situacijų išsakot vienu metu.
Bet jau sprogimas būna toks galingas, kad gali nueiti ir iki aukštesnių vadovų ir susirinkimų ir aiškinimų situacijų, kodėl tai įvyko ir kaip kiti žmonės matė tą situaciją. Tai va tas sprogimas gali davesti iki labai tokios situacijos, kada jūs neįsisakote iškart. Jeigu bandote kažką daryti ir vis tiek tas, sakykime, eina bombardavimas, ne? Tai reiškia, tas žmogus toliau ant jūsų, toliau jūsų akmenis mėto, ne? Ir, sakykime, mes kaip dvyniai daugumą situacijų vėlgi kovojame, ne? Dėl savęs. Kai reikia pradėti mylėti save. Kai jūs pradėsite sakyti žmonėm jo trūkumus iš karto arba tai, kas jums nepatinka iš karto, galbūt nebus to sprogimo, nes jūs jau pasakėt. Bet jeigu dar ir toliau sakot, jūs vis tiek tada sprogsit. Ir daina iki to, kad jeigu žmogus nesupranta, arba su to žmogum kažkoks, sakykime, trintis gaunasi, arba jūs jau įspėjate. Pavyzdžiui, aš esu įspėjus porą žmonių, sakau, jeigu tu problemų nenori, nesu manim to, kad aš sprogčiau ar kažkas būtų, tai nesielk taip. Arba jeigu jau supranti, kad ta situacija yra tokia, tai galbūt suvok, kad tuo metu geriau prie manęs nelysti. Ir, ta prasme, izoliuokis kažkur išėjai, kad aš to nematyčiau. Arba negirdėčiau. Ne? Bet jeigu dar iš kitų išgirsiu kažką, tai irgi gali atsieiti tau taip pat bumerangu. Kaip sakoma, aš kaip sakau, viskas ateina bumerangu. Ne? Tai vat klausimas, kaip galite geriau suprasti savo kryptį gyvenime. Išsilaisvinkite iš sprogimų. Išsilaisvinkite iš tų pančių. Išsilaisvinkite iš tų emocijų, kurias jūs jau, kaip sakoma, jau bando, kaip sakoma, kartais reikia galbūt išsprogti vieną kartą gerai, kad kiti suprastų, kad jau peržengėte ribas. Tai vat vėlgi klausimas, tai irgi parodo tokį sprogimą, ne, vat čia yra uoloje vyriškis suvarstytas. Kartais jūs netgi pats save, taip, sakykime, atakuojate irgi užsidarote ir, sakykime, kaupiate tam tikrą informaciją, kol jūs pats savyje suvokėte, kad vat aš jau dabar sprogstu ir man išeina iš tos situacijos išeiti. Tai va. 5. Energetinis šaltinis pagerinantis savo pasitikėjimo savimi. Ir krenta egzistencijos korta, labai graži korta. Tai iš tikrųjų, kai žmogus žiūri egzistencijos kortą, matote save ant tokio, pavadinkim, lelijos lapo, visiškai nuoga, ne? Iš tikrųjų, mes žmonės, arba mes dvyniai, siekdami savo asmeninių tikslų, dažnai pamirštame ar galvojame, kad norint pasiekti tai, ko mums reikia, turime kovotis arba grumtis. Ir iš tikrųjų tai yra viena toks dalykas kaip vidinė iliuzija. Iliuzija tai, kurią susikūrėme. Iš tikrųjų, tai pati korta, kad egzistencijos korta, tai parodo, kad tinkamas laikas jau atėjo atskleisti save, mėgautis gyvenimu. Kartais ir patinginiauti mums reikia, pailsėti, domėtis tuo, kas mums patinka. Iš tikrųjų reikia priimti save tokį, koks esi. Kartais, kaip sakoma, kad pažintum savo tikrąjį aš, turi pradėti viską nuo nulio, kaip kūdikis. Tai va tas ir yra. Nesvarbu, kur esate namuose ar aplinkoje, turite mėgautis gyvenimu. Džiaugtis kiekvieną akimirką, sakoma. Iš tikrųjų, egzistencinė korta mane mokina, kad iš gyvenimo reikia viską pradėti nuo nulio. Svajoti, planuoti, tikėti savimi, pamedituoti, atsipalaiduoti, išeiti kažkur į truputėlį tokią egzistencinę savybės, kad turite tiesiog bandyti save pažinti, bet būti tyru žmogumi. Kur bebūtumėt, ką bedarytumėte. Kad pagerintum save, galbūt reikia pasimėgauti, vėlgi
tingumo korta ir dalyvavimo korta atstovauja egzistencijai, reiškia vėlgi pasimėgauti gyvenimą, tingumo korta ir dalyvavimas, tai vėlgi nuvažiuoti šašlykų įsikepti, pabūt gamtoj, pakeliauti, pabūti, atsipalaiduoti, išmokti kažką naujo, sužinoti kažką naujo, patirti kažką naujo. Tai vat, jeigu norit save energetiškai pripildyti, jums reikia tiesiog išgyventi kažką nuostabaus, gražaus, kas padarytų jūs laimingu, priverstų jūs šypsotis, priverstų mėgautis gyvenimu, tikėtis. Tai va toks gražus, minimaliai tai pasakysiu. Ir paskutinis naujas projektas, hobis, kurį turėtumėte pradėti. Čia labai įdomi korta. Jau pradžiai sakiau, kad tikriausiai tai nebus hobis arba projektas, bet tai bus vidinis pasaulis, ne? Protas. Iš esmės mes prisikimšę iš praeities tam tikrų išgyvenimų. Galbūt tai susiję ir su tam tikromis iliuzijomis, kurias susikūrėme, prikūrėme istorijų netikrų, prikūrėm smegeniniai daug visokių varžtelių, apkrauname iš praeities, iš dabarties ir prisikūrėme to, ko dar galbūt nereikalingų dalykų. Ne? Ir hobis turėtų būti toks, kad išlaisvinti savo mintis, išlaisvinti save iš susikūrusių mechanizmų, nes dabar prikūrėte mechanizmų ir nemokate atsipalaiduoti. Arba nemokate įsilaisvinti iš praeities įvykių. Laikote tam tikrą nereikalingą informaciją, kuri nereikalinga. Kartais reikia pabūti pochuistų, egoistų, kad paleistumėte viskas, kas, sakykime, susikaupė jumise, nes dabar esate apsunkę nuo viduje einančių tam tikrų problemų. Idėjų, viskas kaupėsi, atrodo stresas apima, kaupės, atrodo ten jau nėra vietos. Ir ką jūs turėtumėte, tai naujas projektas, aš pasakysiu, nauja jums užduotis, tai atsikratyti beveik viso bagažo, kuris susikaupęs dabar jūsų mintise, ir tikriausiai tai ne viena mintis, ne viena iliuzija, ne viena idėja ten susikaupusi, o tūkstančiai. Mes skaitminiai, mes tokie esame. Pas mus daug idėjų, daug visokių planų. Ir jeigu tai vyresnis žmogus, tai ir mokesčiai, ir darbas, ir šeima, ir gyvenimo sunkumai, ir dar praeitis, ir atrodo viskas vienoje vietoje. Pašalinam davai viską, kas susikaupė per visą tą laiką. Ir bandome pasidžiaugti tom akimirkom, kurios gali jūs atvesti į džiaugsmą, į laimę. Išlaisvinti tam tikrus varžtelius visiems reikėtų, paleisti tam tikrą įtampą, išsisakyti, išsikalbėti, išsiriekti, išsistaukti. Miške galima rėkti. Nueikite į mišką rėkti. Aišku, kas nors gali pagalvoti, kad ten nesustrigot, kažkas atsitiko, bet įstatymai nedraudžia išsiriekti, išsišaukti, išsiverkti. Pabūkite, aš lankiau jogą anksčiau, meditaciją darydavom. Tai viena gera meditacija, sako, būkite dabar tigrais. Būtent tokiam emocijom įsirėkite, įsišaukit. Ir kuo jūs daugiau rėksite. Taip pat esu dariusi video medžiagą juoko meditacija. Kartais ir tai padeda atsipalaiduoti, atsikratyti įtampos, susikūrusios tam tikrų varžtelių. Irgi atsikratimas, tai yra juoko meditacija. Tai yra tam tikri dalykai, kai ir į savo gyvenimą galbūt kartais žinote, kad situacija yra šiuo metu kritinė ir jau kaip nieko negalite ir pakeisti. Nėra niekaip, ką jūs galite padaryti. Tiesiog galbūt reikia iššokti, kad ta situacija pasikeis. Ateis diena, kada jūs galėsite viską sutvarkyti ir viskas išspręs. Paprašykite angelų sargų pagalbos, paprašykite aukštesniųjų jėgų, paprašykite savo mylimiausių žmonių, kurie jau
yra danguje. Jie jūs saugo, jie jūs mato. Kad jūs apvalytų, kad išimtų visas problemas, kad panaikintų tas problemas, kad viskas susitvarkytų, kad kiekviena diena, kiekvienas momentas jūsų gyvenimą atneštų jums džiaugsmą, kad atneštų šypsenas, kad atneštų tikėjimą savim, pasitikėjimą, išmokytų paleisti negatyvias mintis, agresiją. Nes iš tikrųjų, kai mes sprogstam ir agresyvumas atsiranda, mes patampame nevaldomi, o tai nėra gerai. O kai išmokstame tai daryti, tada tampame laimingesni ir kuriame aplink save tik pozityvią aurą, tik teigiamą aurą. Ir linkiu visiems dvynukams susikurti savo gražią, nuostabią aurą, kuri jūs prajuokins, privers nusišypsoti ir padarys laimingais. Su jumis buvo Svajonių Taro, myliu, bučiuoju, iki. Tikiuosi patiko.